Labas. Jeigu perskaitai šito video pavadinimą ir pagalvojai, ką? Tai labai gerai. Tu reiškia, čia esi dėl priežasties sužinot, ką. Tai vat, ką aš noriu pasakyti apie užsisakymą maistą į namus. Jeigu tu sergi, jeigu ten negali išeiti iš namų, tai viskas gerai su užsisakymu maisto į namus. Bet manau, kad tai pasidaro problema, kai tu net nebeišeini ten į restoraną ar į kavinę, ar tiesiog neišeini iš namų pasimti maisto, jeigu tu ten nesigamini. Ir jeigu tik užsisakinėjai į namus, tai man atrodo, čia jau yra problema. Ir pasakysiu kodėl. Pirmas dalykas, ir tikriausiai didžiausias, apie kurį noriu pakalbėti, tai yra, kai tu nueini į restoraną arba kavinę, tu ten negauni vien tik maistą, tu gauni pačią emociją, supranti? Kai tu sumoki pinigus už ten burgerį ar kažką, už pizzą, žinai, už steiką, už beleką, ką perki ten, tu moki pinigus taip, daugiausia už savo patiekalą. Bet taip pat tu moki pinigus už tenais dirbančių žmonių aprangą visą, už kiekvieną dekoraciją ten stovinčią, už apšvietimą, už to restorano iš tikrųjų, žinai, nuomą ir už visą estetiką. Kodėl? Nes jie tau nebando parduoti vien tik burgerio. Jie tau bando parduoti visą emociją, kurią tu gauni ateidamas į tą restoraną. Ir bum, kai tu užsakai į namus maistą, tu tai prarandi viską, tu prarandi visą emociją, tu prarandi visą pasibuvimą, žinai, va toj lokacijai, tu gauni tik maistą už tą pačią kainą. Jeigu tu nori ten McDonald's burgerio, tai čia all good, žinai. Bet, net į McDonald's gali nueiti, nes, ten vis tiek smagiau. Taipogi, būti visai, kad namuose nėra sveika. Ir tikrai rekomenduoju daugiau išeiti. Nes kai pasilieki namuose visai, kad nesinori niekur eiti ir kuo daugiau pasiliksi namuose, tuo daugiau nenorėsi niekur daugiau eiti. O kai išeini į restoraną, tu būni tarp kitų žmonių. Tu tampi bendruomenės dalimi. Tu gali vienas nueiti, nesvarbu, tu turi su kuo nueiti, neturi, jeigu nori vienas tiesiog nueiti, vis tiek yra ta tokia emocija, yra estetika, yra autentika to restorano, kur tu sėdi ir tu valgai ir tu pakeitęs savo aplinką esi, tu nebe namuose tarp savo 4 sienų, tu esi ten ir mėgaujasi tuo savo patiekalu. Čia, kaip supranti, kaip nueiti į kino teatrą. Tu eini į kino teatrą, pažiūrėti filmą, leist tam momentui, tam filmui tave pagriebti ir nepaleist valandai, 2, 3 dabar net, 4 kartais. Žinai, restoranas yra tas pats, jis tave pagriebia ir nepaleidžia iki to laiko, kol tu pasakai sąskaitą, nes tu jau nori išeiti iš ten. Man atrodo, pasirinkimas tiesiog visą laiką praleist namuose ir net užsisakinėti maistą į namus. Pradėkime nuo to, kol tu užsisakinėjai maistą į namus, gaminkis namuose. Išmok gamintis, viskas bus gerai. Pirmą susimausi, sudeginsi tą kiaušinį, o tada išmoksi gamintis. Bet nežinau, kažkaip man atrodo, jeigu tu jau nori to tokio pagaminto kažkur kitur maisto ir jeigu turi laiko ir jeigu ten, žinai, užsiskys ir tą ramiai suvalgysi bežiūrėdama šito video, tą burgerį, tai kodėl tiesiog nepadėti telefoną, nepadėti šito video, nors ačiū labai, kad žiūri, kodėl nepadėti šito video ir tiesiog nenueiti į restoraną ir nepavalgyti ir tu nežinai, kas nutiks per tą valandą ir nežinai, kas nutiks ten, žinai, per 3 minučių, kol tu ten būsi. Gal susirasi draugą, gal susitiksi kokį pažįstamą, gal turėsi prisiminimą, žinai, fainesnį. Nežinau, tiesiog man atrodo, kad užsisakinėti namus maistą atima visą tą magiją, dėl kurios tu moki pinigus iš tikrųjų. Atsisėdau. Ir manau, šiais laikais labai yra svarbu pakeisti aplinką nuo savo namų, kadangi mes ir tai visi pripratę labai būti savo namuose. Ir ten atsipalaiduoti, ir ten nieko neveikti. Ir išėjimas iš namų kartais motyvuoja. Pajudėti, žinai, aišku, ir sudeginti daugiau kalorijų. Ir jeigu esi vaikštai paškom nuėjimas iki restorano ir grįžimas iš restorano toks sudegintas gal 3/4 kokio tavo patiekalo. Arba bent jau deserto. Tai, pliusas, čia vien tik pliusai. Tai tokios mano mintis iš tikrųjų. Tokios mano mintis. Neužsisakinėjam į namus. Jeigu ten turi laiko ir jeigu niekas kitas nestabdo, tai išeinam ir padeginam kalorijas, tai išeikim iš namų, bendraukim su žmonėm, nebūkim užsidarę visai, kad tarp savo 4 sienų, nes tai tiesiog ir mūsų smegenis įdeda į dėžutę, mūsų veiksmus įdeda į dėžutę. Ir todėl aš iš tikrųjų nekenčiu labai žiemos, nes
žiemą nelabai aš kažkur esu motyvuotas eiti ar šiaip judėti, tai tiesiog sėdžiu namuose ir nukrentu kokią depresiją ir tada viskas. Tai va, bet čia jau apie mane, o tu atėjai čia sužinot, kodėl užsisakinėt maistą į namus yra blogai. Tai va. Kas čia per video? Tikiuosi tau patiko iš tikrųjų. Tikiuosi kažką sužinojai. Ir tikiuosi kitą kartą, kai vat pirksi burgerį, tai pamastysi. Nu, ne burgerį, ten belė kokį, žinai, mylą. Pamastysi, kad blemba. Gal tas nepažįstamas žmogus per tą video ir teisingai sakė. Reikia man nueiti iki to McDonald'o, o ne užsisakinėti namus chicken nuggetsų. Atsiprašau, jeigu galvojai, kad sušvaišiau tavo laiką. Aš tiesiog turėjau pakomentuoti apie tai, nes faina, bet išeikim, pabūkim restoranuose, nežinau. Aš šiaip neturiu nieko, manęs nesponsorina ten joks restoranas ar nieko, aš nieko bendro su restoranais neturiu. Tai aš net nežinau, kodėl man tokia mintis kilo padaryti tokį video, bet tiesiog manau, kad užsisėdėti namuose nėra gerai. Nori paragauti maisto naujo kokio, eik į restoraną. Geriausiai iš viso gamintis namuose. Bet jeigu ten nemoki gamintis ir nelabai nori išmokti ir šiaip pratęs susisakinėti, tai susitikim restorane. Viskas, baigiau. Ačiū labai, kad žiūrėjai. Būtinai pasidalink šitu video. Iš visų mano video būtinai šitu pasidalink. Čia yra svarbiausias video, kurį aš esu padaręs. Ir geros likusios dienos arba gero likusio vakaro. Viskas. Pailsėk. Iki. Ir atsiprašau, kad visai, kad žiūriu į save, o ne į tave. Čia, žinai, kažkas juda, tai čia iš karto akis ir eina, nes ten tai taškas juodas kažkoks. See ya.